Sveiki. Čia atvira universitetų žinių lyga lyderiai, kurie 14 šio sezono pajėgiausių komandų kaunasi dėl pagrindinio prizo Krištolinės piramidės. Primenu, kad šiame sezone žiūrovai turi teisę sudaryti savo komandą. Ir ji galės mesti iššūkį senbuvėms. Norinčius dalyvauti žaidime kviečiame registruotis. O šiandien susitinka Lietuvos karo akademija ir Vilniaus licėjus. Įdomiausia, kad šios komandos mūsų žaidime šį sezoną sutiko patį pirmąjį kartą. Ir tada kas laimėjo? Kariūnai. Tai šiandien kas vyksta? Revanšas. Sveiki, esu Migilė Kalinauskaitė. Šiais metais aktyviai groju smuiku ir užsiemu įvairią kūrybinę veiklą. Labas vakaras, aš licėjaus 4-okė Rugilė. Noriu studijuoti neuromokslus. Labas vakaras, esu Idvilė Banionytė, naujai išrinkta Vilniaus licėjaus mokinių savivaldos prezidentė. Labas vakaras, esu Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius. Sveiki, esu licėjaus abiturientas Žygimantas Kapočius, ateityje norėčiau studijuoti tarptautinius santykius. Sveiki, esu Kariūnas Gytis Uzanovičius, studijuoju karo akademijoje tarptautinius santykius. Labas vakaras, esu 4 kurso Kariūnas Budrys, laisvalaikiu mėgstu skaityti. Labas vakaras, esu 4 kurso Kariūnas Vytenis Miliušas, studijuoju tarptautinius santykius. Sveiki, esu Kariūnas Mindaugas Nustačius, 4 kursas tarptautiniai santykiai. Sveiki, esu Kariūnas Eugenijus Andriulionis, studijuoju tarptautinius santykius. Pirmenybę turbūt šiandien tebeturi licėjaus komanda, nes jie nugalėjo praėjusį žaidimą. Taip. Na, jeigu taip, tai tada laimėtojai renkasi temą. Prašom. Licėjus renkasi senovės Romą. Senovės Romoje buvo populiarios, kaip žinia, gladiatorių kautynės. Pirmose eilėse sėdėdavo senatoriai ir kilmingos damos. Gladiatoriais tapdavo belaisviai, nusikaltėliai, vergai bei samdyti laisvi kariai. Kautynių rytą vykdavo žvėrių pasirodymas. Žvėris pjudydavo tarpusavėje, kartais išleisdavo prieš beginklius belaisvius. Po pusiaudienio kaudavosi gladiatoriai. Kartais kova vykdavo iki vieno iš kovotojų mirties. Apie kautynes Seneka rašė. Ryte žmonės buvo atiduodami sudoroti liūtams ir meškoms. Kam anot Senekos žmonės būdavo atiduodami vakare? Minutė. Žmonėms. Miniai žmonėms liaudžiai. O vakare buvo atiduodami sudoroti žmonėms arba miniai. Tai yra tas pats minė arba senovės. Koks skirtumas čia? Bet žiūrėkite, imperatorius nuspręsdavo, imperatorius parodydavo. Visas formas parodydavo. Tai gerai, tada žmonės. Kas tam? Ryte žmonės buvo atiduodami sudoroti liūtams ir meškoms, o vakare būdavo atiduodami sudoroti žmonėms, aš mančiau, miniai. Ryte žmonės buvo atiduodami sudoroti liūtams ir meškoms, o vakare žmonėms. Žmonės buvo atiduodami, o vakare būdavo atiduodami miniai. Man atrodo, vieni kitiems. Nu tai... Nu, imperatorius. Ne. Labai. Kas sudoroti liūtams ir meškoms? Miniai. Arba vieni kitiems. Nes jie nuspręsdavo, jeigu laimėdavo, jie nuspręsdavo, taip ar ne. Žiūrėkit, o po pusiaudienio reiktų sakyti tada, jeigu pagal sąlygą. O po pusiaudienio... Ne, tai čia kamera. Sakysi, sakyk. Arba vieni kitiems. Laikas? Tai anot Senekos vakare žmonės buvo atiduodami miniai. Miniai. Kaip žinia, kartais nugalėtasis galėtų prašyti pasigailėjimą. Ir jūs ten gražiai rodytais pirštukais savo, ne? Na, viskas būtų gerai, jei ne. Jei negerai. Patikėkit manim dabar, man didelė problema. Ar įskaityt jūsų žodį minę už publiką? Sveikinu, taškas jau. Dabar renkasi karo akademija. Kariūnai renkasi JAV. 2008 lapkričio 28 JAV teisėjas Robertsonas priėmė nutartį, kad JAV dolerių banknotai dėl vieno trūkumo diskriminuoja dalį savo vartotojų. Iš 180 popierinius pinigus leidžiančių valstybių JAV yra likusi praktiškai vienintelė. Tai
taip diskriminuojant kai kuriuos žmonės. Litai to trūkumo neturi. Kaip dolerių banknotai diskriminuoja. Minutė. Nėra moters. Bet litas irgi nėra. Ko nėra? O gal, kad spalvas tokios labai nuris, ne? Ne, dėl ko litas irgi nebėra. Litas irgi nėra. Ir ten matos, tai trikampiukai. Jo, lituose yra aklės. Tai viskas atsakinėti. Trikampiukai, kurie ten... Taip ir sakytų. Pirmą galvojom, kad moteris, bet moterų lituose nebėra. Tai nusprendėm, kad tą diskriminuojame. Sritis yra aklėjai. Kas dar gali būti? Nežinau, man spalvos tokios pilkos. Spalvos, senas popierius. Ant dolerių vieni prezidentai yra, ne? Nėra žymių žmonių. Jo, vieni prezidentai. Ką, kakluoja? Dar ir? Ne. Nu šitas geras. Atsakinėsi. Gali būt, kad prezidentas. Pitonė. Taigi, kariūnai iš pradžių pagalvom, kad tai gali būti dėl moters, bet dabar ir nėra lituose moters. Tai manom, kad dėl aklųjų. Litas yra su moteriu. Nu, žemai tai jau. Popieriniai buvo. Taip, bet žodžiu... Niekas nėra nuliavęs, tarp kitko. Taip. Žodžiu, dėl aklųjų, manom. Dėl aklųjų? Taip, diskriminuoja akluosius. Kodėl? Nes yra tokie trikampiukai, žodžiu, kaip atpažint aklajam žmogui, kokia tai kupiūra. Dabar žiūri į licėjaus komandą, galvodamas, ar čia viskas atitinka. Taigi žinom, doleris ir Afrikui doleris, ne? Taip sakoma. Ir ką jūs dabar prie jo priekabiaujate. Bet iš tikrųjų vienintelis, galima sakyti, priekaištas šitam doleriui yra tai, kad jo negali atskirti aklėjai. Sveikinam, dar kartą. Gerai, tema renkasi licėjaus komanda. Licėjus renkasi Australija. Geležinkelių istorijų vagonus vertė judėti arkliai, elektra, anglimi arba dizeliniu kuru varomi garvežiai. Pirmasis Australijos geležinkelis atidarytas 1837-aisiais. Istorija dar ir tuo, kad jo vagonų varomo jėga kainavo itin pigiai. Kas tai buvo? Smėlių, nieks nemanys. Komunizai degindavo. Aborigenai. Nemanau, kad aborigenus pribūdavo prie traukinio. Ko dar ten yra? Rifas? Ne, šunys. Ko tai galėtų? Šunys? Šunimis, ne. O šunis tempdavo, bet tai... Ar gali tempti vagonus? Ar čia turi būti kūras kažkoks tai? Tai kokių kūrų Australijoje? 1837. Kokių iškasenų gausų yra? Anglis, bet paprastai anglis tai ne. Dizelis ne, elektra ne. Žiūrėkit judėti arkliai, tai gal vis tik gyvūnai galėjo būti? Kengūros kokios? Ne, žiūrėkit, gal šunis dingo. Bet čia jau taip. O kas, žiūrėkite, tai kas dar galėtų? Sakyti, kad čia yra 800 metrams 7. Tai kas? Pažengus pramonė. Ne, čia yra pramonės perversmas. Pradžia. Bet tai kuo kūrų keitė? Kukurūzų dėlį. Tai ką sako? Nežinau. Gal žmonės? Laikas. Taigi mes manome, kad ta varomoji jėga traukusi traukinius yra kaliniai. Jau galvau, sakysit, kengūros. Buvo versija, buvo tokia versija. Buvo toks variantas, taip? Kengūros, bet kaliniai. O koks dar variantas buvo? Daug šunis. Daug variantų. Nenorit sakyti, nes kariūnai gali išgirsti 2 taškus nulupti. Gerai, nesakykit kol kas. Nes paminklinis akmuo atidengtas šiam reikalui buvo skirti ne šiaip kariniams, o airių katurgininkams. Bet tai tas pats. Sveikinam, taškas. Mintis ta pati. Na ir kariūnams lieka
Geras pasirinkimas. Senovės Egiptas. Ką gydydami senovės egiptiečiai, tvarsčius pirmiausiai išmirkydavo purve. Minutė. Karštinė kokia ten. Odas, kas dar. Gali būti odas išlygės kažkokia. Tai purvo vonės, kam reikalinga? Žiūrėkit, pavyzdžiui, gyvūnai purve išsivara kaip kokie sužeisti, tam, kad žaizda. Jo, kad užsitraukti žaizdą gali būti, kad ne žmonės dezinfekuojamas. Arba gali būti nuo kažkokių tai gyvūnėlių, tarkim. Nuo parazito, ne? Infekcija. Kam dar? Aš tai lieku prie gyvūnus, kad gydė. Nuo parazito ar dezinfekcija? Aš tai nuo parazitų ir ta prasme šiaip atsakymas. Sužeisto dar, ne? Kad neužsikrėstų, kad ten musės nepradėtų. Jo, pavyzdžiui, netgi dabar perėtų. Žiūrėkit, vaisliukai. Kas ten tai pirmiau, kairiau? Ten Ozirio akis. Ne. Nėra. Tai kaip suformuotum atsakymą? Aš spėčiau gal tokį linksmą stresą galėdavau. Laikas, kapitonė. Žodžiu, gydydami žaizdas. Žaizdas. Atviras. Kad parazitai neįsiveistų. O jau purvas, kad yra be parazitų? Ne? Kažkaip nelogiška. Žaizdos. Ir nepriimu. Per daug iš šono vedantis, iš vienos pusės per daug platus, atsakymas ir, man atrodo, netikslus. Dėl to šansą turi licėjaus komandai, 2 taškus. Tai mes manome, kad tvarsčius pirmiausia išmirkydavo purve, gydydami lūžius įvairius. Purvui išdžiūvus, tvarsčiai sukietėdavo ir buvo naudojami kaip įtvarai kaulų imobilizacijai. Lūžius, sveikinam. Du taškai keliauja licėjaus komandai ir jie dabar jau pradeda pirmauti gana aiškių skirtumų. 12-5, taip? Po vieną klausimą komandos pateikė vieną kitai, paruošusi pačios. Tai yra namų darbai. Licėjaus komandos klausimas, prašom. Taigi, Kinijos kareiviai yra žinomi dėl disciplinos ir preciziško marširavimo. Vakarų žiniasklaidoje mirga video reportažai, kuriuose kinų kariai žygiuodami išlaiko ko net tobulą sinchronizaciją. Klausimas. Koks specifinis metodas yra taikomas kariams, siekiant išgauti tobulą sinchronizaciją? Lygiavimas. Sinchronizacija. Čia kariūnų sistemos. Paprašyk, patikslinti, kas tai yra sinchronizacija. Judesių sinchronizacija. Žiūrėk, taigi su tais būna pririšti, jie yra pririšti ir ten, kai ginklą nešasi, ten yra durklai ir paprasčiausiai bet koks netikslus judesys, man atrodo, gali sužeisti kitus ir automatiškai. Na, žinau, kad jie įsitempia, čia yra datėlė ir jiem, bet čia sinchronizacija. Bet irgi gali būti. Sulaikysime, Tai šiaip galvo kažkas tai Tai va turim, bet ten šitą pasakyk, kad prie laikysenos, kad po laikyseną žinome, kad yra toks dalykas, ne, ir po to tu galvok. Aš surišimu, pavyzdžiui, kaip mes ginklų sudėdį, kad vienodai būtų. Tai irgi taip koks? Su virvutėm. Surišimas. Kaip surišim? Alkūnėm pervedį virvutį ir surišimas. Kaip surišim? Ir ten kažkaip būdavo, kad... Davai, Drūlė, tu gali atsakyti. Laikas. Pasitarę nusprendėm, kad tas būdas siekiant išgauti tobulą sinchronizaciją galėjo būti kareiviai surišti vienas su kitu ir varšiausiai per tas visas pratybas jie išsiugdydavo tą tokį kaip judesių sinchronizaciją. Nes, pavyzdžiui, dėl laikysenos, tai irgi turėjom variantą, pas juos būdavo tokia datėlė, kad palaikyta datėlė, kai truputėlį, kad išlaikytų tą įsitempimą. O dėl sinchronizacijos, tai... Jūs čia man dabar jau pasak apie... Būdavo surišti. Iš 2 dalių pasakojate. Staigi pasakyti, ką užrašyti. Būdavo surišti virvutę. Surišti virvutę. Komentuojam. Sakyk, kad gaila, klaidą padarė. Na, visgi labai įdomus variantas, tačiau girdėjome tą būtent teisingą atsakymą iš jūsų lūpų. Tai būdavo įsegamos paprasčiausiai apykaklę adatėlės.
Tai čia žygiuojant, o ne laikysenai. Ir žygiuojant, bet tai sinchronizacija yra lygiavimas. Sinchronizacija tai yra vienodas judesių dažnis, greitis ir judesys. Adatos yra tik tai laikysenai, bet laikysena nėra sinchronizacija. Mes sakinėjom apie dėl laikysenų. Sinchronizacija tai vienodas judesių dažnis, greitis, o detalė yra įsitempimas. Palauk. Ir aš žinau, dėl disciplinos ir preciziško marširavimo. Tai dabar niekas nesako, kad vien dėl laikysenos, iš kur jūs čia dabar pasigavo. O jūs paaiškinkit, ką reiškia žodis sinchronizacija. Sinchronizacija ir sinchroniškai stovėti ir žygiuoti. O kaip galima sinchroniškai stovėti? Nu tai ginčykitės jūs. Kodėl žodžius ginčykitės? Nes nebūdavo įsekamo ne vien tik čia, bet ir kelnių atlapus. Dėl to kiekvienas jų judesys turėdavo būti tikslus. Ir taip iš to išplaukdavo tai, kad joje visi judėdavo sinchroniškai. Žodžiu, mėlėjai kariūnai, baigiant ginčius, dėl to, kad aš dabar girdėjau, kad jūs laikote laikyseną ir judesį skirtingais dalykais. Jie apie judesį ir kalba. Aš tai vis dėlto tad savo, baigiam ginčius, licėjaus komanda nusprendžia. Kaip jūs vertinate tokį atsakymą? Na, atsižvelgiant į tai, kad kilo tokios aršios diskusijos, aš nežinau, ar taisyklės numato tam tikrą, mes skirtume 2 taškus komandai, už kompromisas, tam tikrą kompromisą. Už tai, kad jie pasirinko adatėlės, bet atsisakė. 2 taškai keliauja kariūnams. Atsilyginkit. Taip. Kariūnų klausimas. Pirmasis įžengė į ramybės jūrą, kurios neatrado. Paskelbė apie tai visam pasauliu. Kas jis? Šitą čia yra Mėnulyje. Taip. Aš galvoju, kad čia kosmosas. Jo. Taip, jo. Viskas. Ar jis pirmas? Taip. Armstrongas, Neilas Armstrongas. Taip. Gerai, daugiau nes žiūrėkite, gali būti tik tai Aldrinas, bet abejoju. Bet šiaip paprastai su juo yra susijęs. Jisai pirmasis, čia Mėnulio negyvoji jūroje. Mano tokia yra versija. Mano mintis ir kurios neatrado. Taip, Mėnulis. Kurios neatrado, nes direktorius atsakinėkite. Vertinas, bet nežinau. Ne, aš drįstu prisimti atsakomybę. Mes nesipriešins. Tai jis tap. Tau palaika licėjaus komanda. Prašom. Į klausimą atsakinės direktorius. Tai buvo, įtarėme, 1969 metais Liepos 20 dieną Neilas Armstrongas Mėnulyje įžengė būtent į tą jūrą. Priimu atsakymą, komentuojat. Taip, tai teisingas atsakymas. Teisingas atsakymas. Trečiasis turas tai yra staigių atsakymų reikalaujantis 4 klausimai. Komandos žino, kapitonai žino, kaip čia viską darom. Pasiruošę? Pasiruošę. Koks tai daiktas? Pirmą kartą jį 1879 Ohajo valstijoje JAV užpatentavo Džeimsas ir Džonas Ritty. Jo paskirtis buvo saugoti šeimininkų pelną nuo savų darbuotojų vagysčių Daytono salūne Ohajoje. Išgirdai mūsų versiją. Seifas. Šeimininkų pelną. Nepriimu. Jis buvo sukonstruotas po stebėjimu, kaip veikia įrenginys, skaičiuojantis garlaivio sraigto apsisukimus ir atrodė štai taip. Mes manome, kad tai galėtų būti kasos aparatas. Po trečiojo teiginio kasos aparatas. Jį matom beveik kasdien, bet namuose jis laikomas nebent kaip kolekcijos eksponatas. Nes jį nepradėti naudoti ir savitarnai. Taip, tai kasos aparatas. Po 3 teiginių 3 taškai. Ir jau persvara ryški. Turime dar atsakymų su 15 kariūnai. Stebėkite aikštę. Turi dabar labai rimtai ir staigiai atsakydėti. Kas jis? 60 metis Aurelijus Rutenis yra matematikas, filosofas ir politikas. Nors šiuo vardu jis retai vadinamas. Jo mama Nijolė Šivickas, žinoma skulptorė, surengus per 20 parodų pasaulyje. Lietuvoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Prancūzijoje,
Australijoje, Kolumbijoje, Puerto Rike, Venezueloje, Ekvadore. Antanas Mockus. Antanas Mockus. Ar žinom to? Aš tai ne. Taip, tai Antanas Mockus. Jau dabar tik paguoda lieka kariūnams ir skaitau trečiąjį klausimą. Kas šis stambus gyvūnas? Tipiškas atstovas sveria 360 kg, o per dieną suėda 32 kg maisto. Maistas augalinis, minta medžių šakomis, lapai, žieve, pumpurais, žolėmis, grybais. Antrasis, ieškodamas vandeninių augalų gali išlaikyti galvą po vandeniu net minutę. Hipopotamas. Hipopotamas. Aš nežinau, kiek hipopotamas gali išlaikyti galvą po vandeniu. Man atrodo, kad daugiau negu minutė. Nes trečiam teiginį yra toks, žiūrėkit, faktas. Lietuvoje oficialiai 2006-aisiais hipopotamų buvo apie 4200. Juokėmės, ne? Vadinasi, ne hipopotamai. Pasaulyje jo paplitimo arealas yra toks. Nėra agresyvus, nuo plėšrūnų ginasi priekinėmis kojomis. Bėga greitai, iki 56 km per valandą, nors dažnai nukenčia nuo brakonierių. Sėkmės atveju gyvena apie 20-25 metus. Na. Briedis. Ir kodėl jūs juokėtės iš briedžių? Labai netikim savo versiją. Rūgilė, sako, briedis ir juokės. Nu, kad briedis iš medžiotojo esu girdėjęs yra kvailokas padaras. Ir aš nežinau, ar dabar jums ką reikia skaityti. Nes jo regėjimas yra silpnas. Ramiai stovinčių žmogaus nemato už kelių 10 metrų. Nepuola, yra heraldika ir taip toliau. Taip tai briedis. 2 taškai. Koks tai žaidimas? Pirmą kartą sužaistas 1855-aisiais Kingstone, o 1879-aisiais jo taisyklės buvo susistemintos. Oho. Monopolis. Monopolis, o ir ne, mielieji. Monopolis, ne monopolis. Lietuvoje pradėta žaisti 1922-aisiais, kada Steponas Darius subūrė pirmąją Lietuvoje komandą. Ir sužaistos pirmos rungtynės. Steponas Darius. Va, matot? Pirmasis Lietuvos čempionatas 1926-aisiais. Nu, pabandom čia taip. Nieko nedame. Beisbolas. Beisbolas. O ir ne beisbolas. Žaidėjai juda iki 27 km per valandą greičiau. Krepšinis. Nu, ne krepšinis. Nu, badat jūs čia gerai. Jo aikštė atrodo taip. Arba taip. Palaukit, ar tikrai? Nu, greitai? Nu, sakykime. Ledo ritulys. Ledo ritulys. Šį žaidimą žaidė Darius Kasparaitis ir Dairis Zubrus. 2 taškai Licėjus komandai. Šis iki Licėjaus komanda rimtai atsirevanšavo kariūnams. Kviečiu Licėjaus komandos kapitonę ir įteigiu jai kubelį. O, komandos kapitoną pasveikina ir jūs jau paliekate aikštę. Ką tik pralaimėjusią komandą pakeitė Lietuvos edukologijos universiteto komanda, o toliau lieka žaisti Vilniaus Licėjaus komanda. Sveiki, mano vardas Dainora Balevičienė.
Aš labai mėgstu skaityti. Mano skaitimo greitis 111 puslapių per valandą. Labas vakaras. Esu Tomas Petkus, matematikos ir informatikos fakulteto informatikos katedros docentas. Sveiki, aš esu Mindaugas Nefas, istorijos fakulteto visuotinės istorijos katedros asistentas. Sveiki, aš esu Tomas Petryla, švietimo įstaigų vadybos ir administravimo antro kurso magistrantas. Sveiki, esu Žilvinas Miliauskas, Lietuvos edukologijos universitete įgijau lietuvių filologijos magistro laipsnį. Yra tokia lotyniška sentencija Hannibal ant aportos, reiškianti priešo pavojų. Todėl mūsų konkurentams linkiu apie mus taip ir galvoti, nes mes jau laužiam jūsų vartus. Laimėtojai renkasi temą. Licėjus renkasi Lietuvą. Labai paprastas. Šie metai Maironio metai. Ir klausimas, kaip ši vieta susijusi su Maironiu? Atsiprašau, gerai, susimaišiau, ne tą susijau. Čia gal... Aš man, žinot, kas mano supratimu, galbūt jisai kaip pastatė šitos rūmus pašventę. Tai čia kitas bankas. Kaip jo, čia ta pati logika. O dar kas nors, kokių dar kitų versijų? O čia yra karo muziejus, ne? Jis tikrai nėra pavarda, čia yra karo muziejus. Aš manau, kad logiškiausia ta versija. Pašventino kas dar gali būti kažkas eksponuojama. Eksponuojama, kas su Maironiu. Maironio yra muziejus. O visais laikais buvo karo muziejus? Kas? Jo, ne visais, būtent tada pastatė. Tarp kitko, logika yra taip, žiūrėkit, Maironio muziejus yra, ne Kaune, ne? Jis yra palandytas katedroje. Taip, toliau, kas dar gali būti? Nu, vienintelė man logiška versija yra Vat banką pašventinti, kodėl negalėjo... Ne, tai natūralu, jam buvo suteikta galimybė pastačius pašventinti. Ne, jisai buvo pastatytas tarpukario laikotarpiu, aš manau rizikuojam. Gerai, pabandysiu atsakyti versiją. Laukiam, taupot laiko. Bandome kelti versiją, kad būtent šį pastatą, kai jisai buvo pastatytas tarpukario laikotarpiu, pašventino Maironis. Ir būtent taip jis yra susijęs su šito pastatu. Direktoriau, man atrodo, kad pastatas pastatytas yra jau tada, kai Maironis buvo išėjęs anapilin. Mums šito datų kol kas nereikia, kaip išdėmės. Ne datos, nepriimu atsakymą. Šansą turi edukologija. Karo muziejaus sodelį yra Maironio bareljefas. Gerai, temą renkasi edukologijos universiteto komanda. Papročiai. Henriko VIII laikais Britai, norėdami pabrėžti savo socialinį statusą, kartais specialiai tamsindavosi dantis. Ką jie to norėjo parodyti? Minutė. Dantis tamsintis. Nu, ką čia jie to norėjo parodyti? Kad kitokie negu valstiečiai, bet valstiečiai irgi dantų. Ką? Ne. O gal kad jie galėjo valgyti geresnės kokybės maistą, nuo kurio genda dantis, kurio negalėjo įpirkti paprasti gyventojai. Ką jie to norėjo parodyti? Kad jų dantis yra sveiki, galėjo, va tą norėjo parodyti. Ką? Nu, įsivaizduokit, reiškia, dantis užsitamsina, taip, nu ir nesimato, reiškia, visų papaičiai ir paprotėjimas. Nu, davai, ką galvoju. Prie papročių, kad jie atrodytų sveiki. Bet tai nes... Tai tamsumas atrodo sveikimą. Ir Henriko VIII, bandykit surišti, kas su to yra, gal kas nors... Ne, čia kaip čia surišus. Socialinį ką galvojat? statusą. Ne, socialinį statusą. Tai čia tas luomą pabrėžti, bet tai prie ko to juodi dantis. Tai sako, kraujas mėlynas, bet tai... Laikas? Ką renkam? Keistas paprotys. Šiais laikais balinasi. Gerai, dainorai duosim atsakyti. Na, čia yra iš tikrųjų visiškas spėjimas, bet galbūt jie norėjo parodyti savo gebėjimas, galimybę valgyti geresnės kokybės maistą, skanesnį, saldesnį ir tuo būdu labiau gadinantį dantis negu paprasti gyventojai. Na, tai savo tokia. Ir kaip jūs dabar... Turtinę galią. Turtinę galią, valgydami gardesnį maistą. Taip, labiau gadinantį dantis. O nuo gardesnio maisto dantis tamsiai? Na, jeigu jis labai saldus, taip, jie greičiau genda. Tikrai? Iš kur jūs žinot? Nebandė daug saldainių valgyti. Ne. Nuo šokoladinių paruduoja. Sako, dėl to. Mėlyjei, ir svarbiausia, aš juokauju licėjaus komandą, nes dantis pasirodo. Ne tik nuo šokolado tamsėja, o apskritai nuo saldumynų.
O tai sau leisdavo tik tai turtingi žmonės. Teisingas atsakymas. Taip, tema renkasi licėjaus komanda. Mes renkamės apdovanojimus. Rusijos imperija apdovanodavo Švento Andrėjų, Švento Jekaterino, Švento Georgijų, Švento Vladimiro ir panašiais ordiniais. Daugelis jų turėjo alternatyvius ordino ženklus. Pavyzdžiui, 4 laipsnio Šventos Anos ordino ženklas, tvirtintas prie kardo, ne špagos ar turklo, buvo su raudonu kryžiumi. O alternatyvus ženklas buvo labai panašus, bet su Rusijos imperijos herbu, dvigalviu ereliu. Kam būdavo įteikiami alternatyvus ordino ženklai? Minutė. Gal užsienio svečiams. Vienas versija. Jo, kad priminu, kad tai iš Rusijos. Kad primintų būtinai, kad tas ordinas yra iš Rusijos gautas. Nes tie kryžiai negauti. Nu, jie nereikšdavo, kad iš Rusijos kryžius. Bet visokių laisvų dažniausiai užsienio svečiams į tokį kaip taip, su Rusijos ženklu. Aš manau, užsienio svečiams galbūt. Gali būti viena versija. Jo, kas dar galėtų? Nežinau. Imperijos varų senyje. Ženklas tvirtas prie kardo buvo su raudonu, o tenus ženklas labai panašus su Rusijos. O galbūt ant kostiumo ten prie kardo tvirtino čia ant kostiumo tie, kurie nešiodavo. Bet tai... Ar ne? Kas pats galėtų būti? Tas alternatyvus ženklas buvo labai panašus. Bet žiūrėkite, ženklas tvirtas prie kardo buvo su raudonu. Ne, pavyzdys, čia pavyzdys. Bet manot, gal čia jis turi kažkokią prasmę? Ar gali būti tada arba užsienio svečiams? Nežinau, gal pasiliekam prie užsieniečių. Nu, bandyk. Tai prisiemu kapitonės dalį ir mes manome, kad šie alternatyvūs ordino ženklai buvo įteikiami užsienio svečiams. Užsieniečiams. Kodėl? Kaip atminimas, kaip koks. Nusipelnė Rusijai, bet buvo ne Rusijos piliečiai. O jau skaičius netinka? Nu, kad žinotų, iš kokios valstybės gal. Užsienio svečiams. Nėra motyvo nematau. Nėra. Aiškaus. Nepriimu. Šansas edukologijai. Mes manom, kad netikintiems asmenims buvo suteikiamas alternatyvus. Kam tokiems? Netikintiems. Teistams. Arba nekrikščionims. Tiesiog kad kryžius. Nekrikščionims. Tarp Rusijos imperijos pavaldinių buvo nemažai tokių, kuriuos buvo manoma gali svetimos religijos simbolikai žaisti. Dėl to kitatikiams, nekrikščionims buvo įteikimi ordinai su Rusijos imperijos herbu, o ne su kryžium. 2 taškai keliauja edukologijai. Ir renkasi smalsumą. Privaloma tvarka. Įžymus Jungtinių Amerikos valstijų politikas ir mokslininkas Benjaminas Franklinas savo namuose buvo sukonstravęs įtaisą, kurį pavadino Filadelfijos smalsuoliu. Jį sudarė 2 veidrodžių sistema, išdėstyta per 2 namo aukštus. Šiandien nemažai namų irgi turi įtaisus, skirtus tam pačiam tikslui. Koks tas dabartinis įtaisas ir kokia jo paskirtis? Minutė. Galvoju, domofonas negalėtų būti su vaizdo kamera. Reiškia, 2 veidrodžiai, ne? Tai 2 veidrodžių sistema išdėstyta per 2 namo aukštus. Vienas veidrodis apačioj, kitas viršuj. Domofoną paliekam, ieškam kitų versijų. Paliekam kaip pagrindinę. Kas? Ne, tai va sakau, tai kaip domofonas, ne, reikia. Reiškia, kas dabar... Dar vienas paprastas elementarus dalykas, išjungti šviesą, bet su 2 veidrodžiais tai nesusijęs. Dar toliau. Ne, domofoną paliekam, toliau dar versijų. O ne, jis išrado telefoną. Kas išrado telefoną? Telefoną Grehamas Belas. Tai dar toli iki jo. Jo, bet tiesiog veidrodžių sistema atspindi vis tiek. Smalsuolis vis tiek. Ne, tvarkoj, smalsuolis. Anksčiau laiko sužinai. Domofonas su kamera, ta prasme, modernus domofonas. Modernus domofonas, kokia paskirtis sužinoti, kas pas tave atėjo į namus. Ar taip gali būti, kaip galvoju? Logiškai. Koks dabartinis įrankis? Domofonas? Reikia spausti ar paklausti laikas baigti. Ne, čia gali paklausti. Domofonas dabartinis. Aš tai taip vadinu pas mane. Laikas? Turim vieną atsakymą. Tai gerai, ne 2. Tai yra vaizdo domofonas, jo paskirtis sužinoti, kas pas tave atėjo į namus. Vaizdo
Kaip tiksliai čia įvardint? Pas mane tai prietaisas šitas namie vadinasi. Turi tokį prietaisą? Nu, tik tai nesuvaizdo. O su kuo? Su garso. Na ir dabar žiūriu licėjaus komandą, ar jie sugavo geriau ką nors. O kad sugauti nebuvo ką. Tai yra patalpų stebėjimo kameros. Sveikinam. Na ir žiūrėkit, kas vyksta. Edukologai griežtai pirmauja. Licėjaus komanda, stengiamės. Stengiamės perėję į antrąjį turą, į namų darbų turą. Edukologai griežtai pirmauja. Licėjaus komanda, stengiamės. Stengiamės perėję į antrąjį turą, į namų darbų turą. Licėjaus komanda pirmoji užduoda savo paruoštą klausimą edukologams. Prašom. Taigi, Julijaus Cezaro įsakymu Romos gyventojams buvo suteikta galimybė užsiimti privačiu verslu. Viskas, ką gyventojams reikėjo turėti, baltų kvadratais suliniuota namo siena. Klausimas, koks tai verslas? Balta kvadratai suliniuota namo siena. Tai reiškia, namo sieną padalinti į kvadratus, taip, baltom? Nepadalinti, suliniuota namo siena. Ne, tai balta kvadratai suliniuota. Tai gali būti ne vienas kvadratas. Taip. Siena tiesiog yra suliniuota kvadratais. Gerai, tai ką čia galėjo? Verslas. Ką galėjo eksponuoti, gal kaip galerija? Reklama. Ne, reklama. Gerai, reklama, galerija, kas dar? Eksponuoti, iš nuoma. Reiškia, ploto nuoma, ne? Tarkim, reklamai, bet čia reklama labai. Kas dar? Kam? Nuoma? Tai bet skelbimai irgi. Skelbimai. Tai kas gerai? Tai ploto. Reklaminė ploto nuoma. Tai verslas. Koks verslas? Reklaminė ploto nuoma. Gali būti. Šiais laikais pavadintumėm reklamos verslo. Na, prašom. Nesu girdėjęs apie šitą verslą, bet mes manome, kad tai yra reklamos ploto nuoma, šiuolaikiškai kalbant. Nesu girdėjęs apie reklamą Romui, bet gal. O tų laikų terminais kalbant? Jeigu gyvenčiau senovės Romui, žinočiau. Komentuojat, Licėjaus komanda. Iš esmės, mes norėtume užskaityti jūsų klausimą. Atsakymas, tai yra, atsiprašau, jūsų atsakymą. Tikslingesnis atsakymas būtų sielaikraščių namas, nes būdavo skelbiami nutarimai įvairūs senato, tačiau karts nuo karto būdavo skelbiama reklama, dėl to tinka jūsų atsakymas. Dabar edukologai atsilygina, bet nėra ką atsilyginti. Greitai pašnipsėkit, kad jie gerai atsakytų. Prašau, užduokit klausimą. Sėkmės. Iš meninės pusės klausimas. 1878 metais buvo nutapytas paveikslas, apie kurį po 2 metų, birželio 20 dieną, Prancūzijos laikraštyje pasirodė tokia recenzija. Tai ne paveikslas, o veikiau muziejus. Reikia ne mažiau nei 8 valandų, kad galėtum atskirai išnagrinėti jo epizodus, grupės ir figūras. Pirmo pasaulinio karo metais jis buvo saugomas Maskvoje. Nacijai labai jo norėjo, Gebelsas aktyviai ieškojo. Lietuvoje tik vieną kartą eksponuotas, bet aš kaip matau, jau komanda ir žino. Manome, kad tai yra Mateikos paveikslo Žalgirio mūšis. Teisingai. Mateika. Kapitonai, pasiruošę? Pasiruošę. Kas tai? Medinis jo prototipas vadinasi Seleriferis. 1792-aisiais po Paryžių jo važinėjo grafas de Sivrakas.
Ypač populiarus Danijoje ir Olandijoje. Kas pirmieji paspaudė? Kompiuteris ką sako? Edukologija. Dviratis. Lietuvoje gaminamas nuo 1951 metų. Jie apdainavo Queen ir Pink Floyd. Taip, po antrojo teiginio 4 taškai keliauja edukologijos komandai. Tai dviratis. Pažiūrėkit, kas įvyko. Galėt pakentėti. Taigi, kas šis žmogus? Pirmas paveikslėlis. Antrasis paveiksliukas. Spaudė? Vincas Mykolaitis Putinas. Vincas Mykolaitis Putinas. Ne. Ne. Trečiasis paveiksliukas. Nu kas? Valdas Adamkus. Ir iš ko jūs jo pažino dabar? Nu, žinom, lengvaatletis buvo. Na taip, tai Valdas Adamkus. 3 taškai keliauja edukologijos komandai. Taip, trečiasis. Kas tai? Atidarytas 2001 balandžio 1 dieną. Tais metais Harvardo universitete, kuriai buvo įteiktas apdovanojimas. Užima 20 hektarų plotą. Čia eksponuojami 46 autorių 86 darbai. Nors skaičiai neįspūdingi, tačiau tai unikalus reiškinys pasaulyje. Trečiasis. Per metus čia apsilanko apie 100 000 žmonių. Per daugiau nei 10 metų čia lankėsi žmonės iš daugiau nei 100 pasaulio šalių. Šiuo metu užsieniečiai sudaro apie 2/3 muziejaus lankytojų. Asmeninė iniciatyva, eksponatai surinkti iš visos Lietuvos. Laukiam? Grūto parkas. Taip, tai Grūto parkas. 2 taškai keliauja. Na visai licėjaus komanda šis iki. Kažkaip atidavėt visas. Dar ne viskas. Užsiatostogavo, tikrai. Koks tai gyvūnas? Dabar žinosim. Dabar jau žinosit. Atsargus, mėgsta vienatvę ir nelabai jaukus. Ginčičiaus, man tai jaukus, pavyzdžiui. Bet gamtininkams atrodo, kad ne. Gyvena miškų pakraščiuose, krūmos, soduose, parkuose. Gamtoje gyvena 3-4 metus, o nelaisvėje gali sulaukti 10. Paplitimo arealas. Yra žinoma, kad senovės Romoje šios gyvūnus augino maistui, juos kepė molyje. Tai naktinis gyvūnas. Pasibaigus vegetaciniam sezonui, spalio lapkričio mėnesiais užmiega žiemos miegu. Prabunda, kai aplinkos temperatūra pakyla iki 15 laipsnių. Žiemą stipriai atšilus taip pat gali prabusti. Gana greitai bėgėjo, jo greitis iki 3 metrų per sekundę. Gerai plaukia, šokinėja. Prastai mato, tačiau jo klausai ir ausiai labai išvystytus. Jo racionas lieka įsmukus graužikai varlės vamzdžiais raigės. Kruopos duoda. Maksimalus svoris 2 kilogramai. Yra vienas pagrindinių herojų anekdotų rinktinėse. Turi vardinę telefono kortelę. 1 taškas keliauja. Ežys. Kviečiam kapitoną. Pirmiausia, jam įteikiam iliustruotosios istorijos prenumeratą apie Alachą ir Mahometą. Žodžiu, žurnalas, kuriame galima atskirti Mahometą nuo Alacho. Aš vienam žaidime juos per žioplumą supainioju. Galit turėti arba padovanoti universitetui, o dabar komandai. Sveikinam. Komandos kapitonai sveikina komandos vieną kitą. Ačiū. Ačiū žaidimą visiems.